Šiandien noriu pasidalinti jums patarimais, kaip iš kelionių parsivežti įdomesnių nuotraukų. Vienas iš tokių bus, kaip galima pasinaudoti tokia broma ir turėti tikrai tokią dramatišką miesto nuotrauką. Tai gerai, pabandom pasižiūrėti, kas mums svarbiausia. Šiandien darysime juodai baltą nuotrauką. Juodai balta perduoda dramatiškumą. Ir pabandysim panaudoti Olandų kampą vadinamą, kurį naudoja kinematografijai, filmuose naudoja, žodžiu, ir paverčia šiek tiek tą kamerą. Tai aš papasakosiu, kaip fotografuosim. Tai šiandien idėja yra sulaukti žmogaus, kuris eis per vadinamą bromą ir tuo metu pafotografuoti. Tai aš manau, kad tai nesudėtinga. Pabandom, pasižiūrim. Einam, pasifotografuosim. Nu va, štai va taip galim pabandyti susikadruoti ir kad tunelis būtų per centrą ir mums kadro reikės šitai paversto arba šitai. Priklausomai nuo to, kur eis žmogus, būtų fainiausia, kad jisai žemyn eitų. Tai jeigu mes žinom, galim iškart taip fotografuoti, bet jeigu ne, tai gal šiek tiek atsitraukia, mes tada pavertimui paliekam vietos. Kai apkirpinėsim nuotrauką, mes truputį paversim ją, priklausomai nuo to, į kurią pusę žmogus. Tai dabar kokia mūsų užduotis? Ką tik prabėgo, su riedučiais, su paspirtuku pravažiavo ją. Tai žiūrėkit, mes sufokusuojam per centrą į tą bromą ir dar nuleidžiam ekspoziciją. Mums reikia maždaug kažkur tokios nuotraukos. Ne? Ir dabar tiesiog galim laukti, kol kažkoks žmogus grinai eis pro šoną, šitas netinka, ir bandom laukiam, tiesiog laukiam. Fotoaparatas, jeigu nušoks, reikės vėl truputį pasitamsinti. Mums svarbu tas vaizdas, kad mes ne pačią bromą matytume, o vaizdą tenais. Dar redaguojam, kiek reikės, tiek mums kažko pašviesinsim. O dabar laukiam. Aš laikau pirštą ant fotografavimo mygtuko ir jeigu praeis žmogus be automobilio, nes jeigu automobilis važiuos pro šoną ir žmogus, nebeliks jo silueto, mums reikia būtent žmogaus kažkokio. Laukiam. Pavargau laikyti, nušoko, sufokusuojam, pritamsinam ir vėl laukiam. Pafotografavau kelis, bet pasižiūrėsim, bet man atrodo autobusiukas buvo ir nieko nepavyks. Būtų gerai išlaukti žmogaus kokio, kurio fone nieko nebūtų, tiesiog miestas. Tai dar palaukiam, pabandom. Pridariau kažkiek kadrų, tai dar vieną kartą ir eisim žiūrėti, ką turim. Gerai, porelė praėjo. Aš dar palauksiu. Gal dar kažkas bus, galėtų koksai, kažkoks vyras praėjo rimtas, žiūrėdamas į mus. Gerai, užtenka. Einam, pabandom pasižiūrėti, ką mes čia turim. Žiūrim. Štai turime vyrą žiūrintį į mumis. Gerai. Štai šitas toksai. Dar turime porą. Porelė. Gerai. Ir žiūrim, dar ta mergina buvo. Mergina su lagaminu. Aš per vidurį kaip gerai gavosi. Šita nuotrauka man patinka. Štai irgi neblogai. O čia tokia išlendanti. Gerai, nice. Ir čia, kur sakiau, su to autobusiuku, nelabai. Pasižiūrėsim, kaip redaguojam. Gerai, einam, pabandom paredaguoti ir parodysiu, papasakosiu, kaip viską padaryti ir rekomenduočiau juodai baltą nuotrauką. Gerai, žiūrim. Tai aš siūlyčiau pradėti ieškoti, susirasti tą nuotrauką, kur buvo per vidurį. Čia su pilvu. Gal ta mergina visgi.
Va. Gerai, nesvarbu kurią, aš renkuosi tada šitą, gal truputį labiau tiks tokiai krentančiai nuotraukai. Aš naudoju Snapseed programėlę, siunčiam į ją. Gerai, ir ką svarbiausia darom, tai pirmiausia, paverčiam ją juodai baltą, tai nuėmam saturationą. Nu va, juodai balta, jau neblogai. Ir tada bandom pasižiūrėti. Pavyzdžiui, brightnessą pašviesinam, galim kontrasto pridėti, nes kuriame, kaip pasakau, tokią šiek tiek dramatišką nuotrauką, šiokią tokią įtampą. Tai highlightus galit pasižiūrėti, šviesint tamsinant, bet kad to miesto neprarasti. Šešėlių negalim naudoti. Gerai, pašviesinam maksimumą, grąžinam gal highlightus. Nu va, neblogai, kontrasto. Gerai, aš norėčiau šiek tiek išsaugoti to vaizdo, bet tenais, kad jo liktų, bet ta mergina turi likti tamsoje. Nu va, gal highlightus ir patamsinam. Tai čia su šitais nustatymais jūs turėsite truputį pažaisti ir pasižiūrinėti. Gerai? Nu va, svarbiausia, kad šiek tiek išgauti, išliktų to šviesos, tai mes pabandysim dar gal su brušu šiek tiek padirbėti. Ok, dabar einam tada paversti. Atsimenat, kaip sakiau, pavertimas. Tai reiktų paversti 30 laipsnių maždaug kampu į vieną pusę arba į kitą. Į šitą pusę netinka, nes jinai lipa į viršų. Dramatiškiau ir baisiau, tragiškiau atrodytų, jeigu jinai krenta žemyn. Tai paverčiam va šitai ir saugom. Nu va, štai turime tokią nuotrauką. Tai dar ką mums reikia apkirpti į formatą 3:2. Ok, nu va šitai. Nu va, tokia nuotrauka gaunasi. Ir dar tada pabandom brush. Yra toks brush tool ir galim pasirinkti šviesumas, exposure, pavyzdžiui, 0,7. Ir va šitas vietas, va su pirštu, va taip prabraukiam. Nu, kad tiesiog labiau pasimatytų va tų šviesių detalių. Ok, nu va, taip. Ir dabar galima su brushu, exposure ir gal 0,3. Aš norėčiau šiek tiek, va čia va gal pašviesint. Gerai. Nu va, turime tokią nuotrauką. Aš manau, kad daugiau man čia nieko nereikia. Ir idėja buvo maždaug tokia, ne? Kad Olandų kampas paversta šiokia tokia įtampa ir drama. Kaip jūs vertinat? Man atrodo neblogai. Tos bromos gal ir ne pačios maloniausios vietos pasivaikščiojimų mieste, bet dėl nuotraukų kartais tenka įlysti ir čia ir pabūti. Svarbiausia, kad ne 2 valandas čia būti. Ok, jeigu jums patiko, tai tada laukiu jūsų komentarų, pastabų, pastebėjimų, idėjų ir širdučių, jeigu negaila. Gerai, ir susitiksime sekantį kartą, ką nors papasakosiu mieste, kaip dar galima įdomiai nufotografuoti. Ok? Iki! Aš galvoju apie Tatarą, bet ne, turbūt nesuperka. Nu, žinot, fotografai netiek daug uždirba, jo. Bet ne šį kartą. Ok, einam.